Jūs kada nors bandėt paskaičiuoti, kiek jūs į metus, netgi kaip paskaičiau, kelius šimtus į metus, jūs sumokat eurų bankui? Jūs sakys, ne, aš neturiu jokių kreditų, aš nemoku. Aš neskaičiuoju netgi kreditų. Jeigu jūs ir neturit kreditų, bet turit banko sąskaitą, reiškia, turit kortelę, nes jų algas perveda į sąskaitą. Jūs vien tiesiogiai sumokat kokį 100 kitą eurų bankam. Toliau dar kiek jūs netiesiogiai sumokat. Kiekvienas jūsų kortelės brūkštėjimas ar parduotuvėje, ar internete, bankai pasiema nuo 0,5 iki 3%. Aš apie tai nežinot. Realiai, vien Lietuvoje bankai uždirba milijardinius pelnus. Ir ką dabar su tuo darys, jisai nieko aš nepadarysiu, čia visi bankai tokie. Ir taip, ir ne. Iš esmės, Lietuvoje yra Lietuvos bankas. Tai yra valstybinis bankas. Mes dabar gyvenam technologijų laikais, dirbtinis intelektas, tie visi IT visokios technologijos. Visokie šitie elektroniniai pinigai ir dar kas nors. Jeigu būtų normali valdžia, normalūs politikai ir norėtų padaryti, kad tautai būtų geriau gyventi, labai paprasta. Lietuvos bankas, arba tos valstybės centrinis bankas, gali kiekvienam Lietuvos piliečiui atidaryti sąskaitą. Pavyzdžiui, 1 euras už aptarnavimą į mėnesį. Ir duoti visas kitas paslaugas nemokamai. Kai kas sakys, tau čia ne komunizmas, nieko už dyką nebūna. Taip, aš ne už dyką sakau, už eurą. Realiai savikaina tų paslaugų yra netgi mažiau negu euras mėnesių jum. Kiek jūsų bankai iš jūsų lupa? Ir lups. Ir kuo toliau, tuo daugiau. Kad suprastumėte, prieš 100 metų, maždaug, kai susikūrė Fedas, bankų ekonomikoje pasiimamas pyrago, ekonomika yra kažkokia pyrago dalis, kiek yra uždirbama ekonomikoje. Tai prieš 100 metų banko būdavo tik tai 5% nuo visko, ką uždirba visa ekonomika. Žinot, kiek dabar bankai pasiima? 75%. 15 kartų daugiau. Pasiima beveik visus uždarbius. Jeigu sudėjus visas bankų, ta prasme, visus šitas paslaugas ir panašiai. Nes mes visi dirbam bankam. Kaip galvojate, dėl ko pas mus Lietuvoje negalima algų mokėti grinais? Dėl to, kad bankai daugiau uždirbtų. Kad bankai jums kontroliuotų labiau negu mokesčių inspekcija. Kodėl dabar konservatoriai nori sumažinti grinų? Dėl to, kad kiekvieną kartą kažką darant, mes bankui mokėtumėm ir mokėtumėm. Galėtų Lietuvos bankas padaryti? Galėtų, bet viena problema. Jo Lietuvos bankų įstatymė parašyta, kad Lietuvos bankui pirmumo teisę turi užsienio įstatymai. Bankas su pavadinimu Lietuvos bankas tarnauja net ne Lietuvai. Tarnauja užsienio žmonėm. Tai toks dalykas. Plius, kas mūsų prezidentas, kuris daug metų pradirbęs, tikriausiai visi tai žinot. Tad, mėlyjeji, situacija yra liūdna, bet yra ir geros žinios. Tako, neaišku, dabar yra viena gera, kita bloga žinia. Gera žinia, kad banko apetitai turės sumažėti, bet bloga žinia viso griuvimo sąskaita. Aš jau keletą metų aiškinu, kad, pavyzdžiui, bankininkų, tų visų bankininkų, finansistų, investuotojų iš 20 turės liks 1. Nes dar kažkiek turės ateiti ir naujų žmonių. Ir jų turimas pyragas sumažės. Tik tai labai brangia sąskaita. Visų mūsų gyvenimo lygio sąskaita. Bet šitoje vietoje klausimas tik tai vienas. Ar tu tą suvoki, ar tu tam pasiruoši ir ar psichika tavo tą visą ištvers. Bet situacija yra paprasta. Suprastumėt, valstybė, bent jau Lietuvos, yra skirta tam, kad maksimaliai iš mūsų lupti pinigus. Ar jie už tą kažką duoda? Kažką duoda. Bet kuo toliau lupa daugiau, duoda mažiau. Bet yra tokia realybė. Tai nėra nei gerai, nėra blogai. Kai yra realybė, tu gali, ta prasme, eiti prie jūros, daužyti per bangas, sakyti, ko tu čia banguoji, čia tie banguoti negalima. Tai tu priėmi realybę, kad yra jūra ir bangos.
Ir mes dabar tokioj situacijoje, kai yra tokia aplinka. Tai klausimas, kaip tu į tą aplinką reaguoji, kokios tavo yra gyvenimiškos strategijos ir taktikos, kaip tą dalyką panaudoti savo labui. Kai visi nežinos, ką daryti, bėgios už galvų, galbūt praras pinigus savo sąskaitose. Klausimas, kaip tu būsi tam pasiruošęs? Ir ką tada darysi? Ar turi planą? Ar turi savo strategiją? Ar tu ruošiesi tam visam dalykui? Kaip išlaik, šitą klausimą užduodu. O toliau tik tai jūsų asmeniniai reikalai. Kaip į tą klausimą atsakote ir kaip į tai reaguojate. Bet tokiu atveju, tu nuostabus, tikiuosi, kad kažkada tau darys tas dalykas ir kažkiek dar spėsi pasiruošti.